Sveiki, mėlyjeji. Šiandienos paskaitos tema yra pažintis su taro. Išsklaidysime keletą populiarių mitų susijusių su taro kortomis. Sužinosite, kokios dažniausios klaidos daromos pradedant studijas ir jau dirbant su taro. Ir kaip pasirinkti pačią geriausią kaladę bei išmokti visų kortų reikšmės. Dėkoju, kad esate kartu ir tikiuosi ši informacija jums bus labai naudinga. Taigi, pats svarbiausias ir didžiausias mitas, kuris atbaido daugiausiai žmonių nuo taro kortų, sukliudo netgi pradėti studijas, yra, kad reikia turėti aiškiaregystės dovaną, matyti vizijas, jausti ateitį ar turėti kitų super-puper galių tam, kad galėtum užsiimti su taru. Tiesa ta, kad intuicija įeina į standartinę komplektaciją kartu su kitais 5 pojūčiais, su rankomis, kojomis ir galva, kurią tikiuosi visi protingai naudojamės. Intuicija yra kaip raumuo. Jeigu jo niekada nenaudoja, jinai yra silpna. Jeigu mes nesame įpratę klausytis vidinio balso, mes jo ir nepastebime ir negirdime. Mes net nesame įpratę būti čia ir dabar, savyje, susitelkti į save, pabūti tyloje. Kas tai moka? Pirmas impulsas įėjus į patalpą yra įjungti televizorių, įjungti muziką, pradėti kalbėti su kuo nors. Dabar nedaug kas mėgsta pabūti tyloje su savimi. O išorinis triukšmas bus visada garsesnis už vidinį intuicijos balsą, ypač kol jisai netreniruotas. Intuiciją galima lavinti, tam yra specialūs pratimai. Ir apskritai, dirbant su taro kortomis, intuicija stiprėja. Taro kortos, sakykime, yra toks netgi tarpininkas tarp sąmonės ir pasąmonės, padedantis išversti, perduoti informaciją. Taigi, tiek tai to mito. Pasirodo, visi galime imtis taro kortų. Kaip suprasti, ar tai tikrai, ar tai mano kelias? Kaip aš supratau? Aš, būdama 15 metų, iš žurnalo išsikirpau labai juokingas taro kortas ir padėliojusi jas savo, intuityviai supratau, kaip tai veikia ir kaip aš jas naudosiu likusį gyvenimą. Tai buvo neprognostinis metodas, aš iš karto pajutau, jog mane domina daugiau toks psichoterapinis. Noras giliau pažvelgti į save ir situaciją, giliau suprasti įvykių prasmę. Ta kryptimi ir dirbu jau 16 metų. 7 metai, kaip savo paslaugą siūlau profesionaliai. Ir vakar paskaičiavau, jog jau esu raštu rašysi daugiau negu 3000 konsultacijų. Taigi, intuiciją turime visi, galime ją stiprinti, lavinti, taro kortos su to padės, o pajusti, ar tai tikrai yra tavo dalykas, padės tiesiog tas pats vidinis jausmas. Paėmė į rankas kortas ar tiesiog ištarė pavadinimą taro, pajuskite jį, jo skonį. Ką jūs jaučiat, kai galvojat apie taro kortas, apie studijas, apie užsiėmimą su jomis? Aš tiesiog intuityviai jutau ryšį, tarsi galbūt su egregoru, informaciniu, energetiniu, visų tarologų ir apskritai visko, kas susijęs su taro, ta energoinformacinė visuma. Sunku apibūdinti šitą jausmą žodžiais, tačiau netikėkite, kad kažkas turi inicijuoti į taro egregorą. Žinau, kad kažkas tai iš užsienio kolegų tai daro savo vedamų kursų pabaigoje. Aš tikiu, jog mes patys dirbdami su taro, pažindami juos, užmezgame šitą ryšį ir taip kaip puoselėdami santykius su kažkuo, stipriname tarpusavio ryšį, taip pat ir su taro kortomis. Kuo daugiau su jomis dirbi, tuo stipresnis tavo ryšys, tuo geriau vienas kitą suprantate ir
Tiesiog tai yra labai geras pagalbininkas ir draugas gyvenimo kryžkelėse. Jeigu jaučiate trauką, jeigu jaučiate jaudulį, virpulį pilve, pagalvoję apie taro kortas, vadinasi tai jūsų ir vadinasi jūs turite tam gabumų. Toliau viskas yra tiesiog praktikos reikalas. Ir toliau pakalbėkime apie tikrus ir iliuzinius pavojus siejamus su taro kortomis. Mitai yra, jog būrėjos neturi asmeninės laimės ir yra vienišos. Taro kortos suteikia vienatvę. Jeigu esi išprotėjęs dėl savo darbo ir visą laiką skiri tik tais darbui su taro, bendravimui su žmonėm, galbūt nebeliks laiko asmeniniam gyvenimui. Iš kitos pusės, jūs esi labai reikalingas tiem žmonėm, kurie ateina. Tavo gyvenimas turės didelę prasmę padėti kitiems. Tai kaipgi gali jaustis vienišu. Čia tikrai yra mitas. Taro kortos plečia pasaulėžiūrą. Todėl per laiką pažindamas žmonės, pažindamas save, įgyji išminties ir pasitarnaus tavo asmeninėme gyvenime. Kitas mitas, jog dirbdamas su taro, skaitydamas taro, burdamas su taro, bendrauji su dvasiomis, mirusiųjų dvasiomis arba demonais ar kitom tamsiom jėgom. Na, čia tas pats, kaip sakyti, kad telefonas yra skirtas bendrauti su kažkokiu vienu adresatu. Galbūt jeigu tu žinai numerį kažkokio negero žmogaus ir pats jį surinksi ir su juo bendrausi, tai telefonas ir bus bendravimo su juo priemonė. Bet jeigu taro kortas naudoji ryšiui su savo aukštesniuoju aš, su vedančiomis pozityviomis gėrio jėgomis, tai pats reikėsi su kuo bendrauti, štai kame esmė. Ką šauksi, tas ir atsilieps. Jeigu ieškosi dvasių, tai taip, kodėlgi ne. O galima bendravimui su dvasiomis naudoti spiritizmo lentą, galima taro kortas. Čia asmeninis pasirinkimas. Bet taro kortos, kaip pačios savaime, yra kartonas su paveikslėliais. Jos neturi pačios jokios magijos, jokios jėgos, bent jau kol pačios tos energijos ir jėgos neįdėsime į jas. Taigi bijoti kortų nereikia. Iš baimės ir gimsta visi tokie mitai. Iš baimės gimsta klaidos, iš baimės gimsta pyktis, neapykanta. Kitas, dar vienas mitas yra, jog kortos reikalauja kažko mainais įduodamus atsakymus, jog tenka sumokėti didelę kainą. Žinot, už viską mes sumokame kainą, nemokamų pietų nebūna. Sumokame savo laikų, savo pastangomis įgyti žinias apie bet kurį amatą, ar virėjo, ar kirpėjo, ar tarologo. Mes skiriame savo jėgas, energiją, laiką bendraudami su kitu žmogumi. Arba tiesiog patys savo dėliodami kortas. Investuojame resursus, įsigydami kortų kaladę, galbūt žvakę, kurią užsidegsime, knygą. Tai ir visa kaina. Nieko mistiško. Tikrieji pavojai yra tapti pernelyg priklausomam nuo taro kortų ir nustoti mąstyti savarankiškai. Realiai didžiausias pavojus bet kokiame darbe yra sveiko proto trūkumas. Tiesiog reikia atminti, jog mes patys esame savo gyvenimo kūrėjai, esame atsakingi už savo likimą, už tai, ką turime, už tai, ką turėsime. Tos atsakomybės kratimasis. Ar jas nori permesti taro kortomis, pats savo jas dėliodamas, ar kitą tarologui, pas kurį lankaisi, prie gero nepriveda, nes už mus niekas mūsų gyvenimo nenugyvens. Nereikėtų pernelyg pasikliauti, visiškai aklai pasitikėti taro kortų atsakymais, sureikšminti kiekvieną žodelį. Nes vis tiek tikslumas ir patikimumas nėra 100%. 80% tikslumas jau laikomas labai geru. Jeigu būtų mažiau negu 50, tai tiesiog nebeapsimokėtų dėlioti kortų. Praktika jums padės nustatyti savo tikslumą ir padės pajusti, kada kortos išdėstymas
to idealiai. Viską papasakoju, kaip yra, jaučiasi, jog išdėstymas gyvas, jog kortos kalba, jog jas supranti. O būna, kad išdėstymas, tu žiūri jį ir tenka tarsi pritempti reikšmės, kažką sukurti. Toks jis tarytum negyvas, toks geriausias žodis, kokį galiu parinkti. Reikia nedirbti tada, kai nesijauti nusiteikęs dirbti, tam, kad nebūtų tokių nekokybiškų išdėstymų, kad nesuklaidinti žmogaus. Didelė yra pagunda pasiduoti, tai yra, didelis pavojus yra pasiduoti pagundai naudoti taro kortas neetiškais tikslais. Įsivaizduokit, ateis kas nors ir sakys, pažiūrėk į kortas ir patark man, kaip padaryti nusikaltimą ir išsisukti. Arba kas nors gali norėti pašnipinėti kažkokį konkurentą, draugą, priešą, mylimąjį, buvusį mylimąjį. Netgi suaugusius vaikus. Kai motinos teiraujasi apie suaugusių vaikų gyvenimą, ateitį, aš visada prašau performuluoti klausimą iš savo perspektyvos. Galima klausti, kaip aš galiu padėti savo dukrai išgyvenančiai santykių krizę. Ir tai bus daugiau naudos iš tokio klausimo, negu, o kaip susiklostys jos santykiai? O koks skirtumas, kaip susiklostys? Geriau pasirinkime tikslu dukters laimę, nesvarbu, kokiu būdu jinai ją ateis. Ir paklauskime korto, kaip man padėti, ką aš galiu suteikti savo dukrai, ko jai reikia dabar iš manęs kaip motinos, kad jinai lengviau tą laimę pasiektų. Aš už tai, kad kurti ateitį, o ne laukti, kol jinai nutiks, ar tiesiog ją išpranašauti. Ir paskutinis pavojus, kurį noriu paminėti, yra per didelis įsijautimas į klientų problemas. Lygiai taip pat negali dėlioti kortų savo, būdamas labai susijaudinęs, būdamas problemoje, būdamas toje būsenoje problemos. Kol esi tame pačiame sąmonės lygmenyje, kuriame susikūrė problemą, tu nematysi išeities, turi pakilti aukščiau, tam, kad pamatytum platesnį paveikslą ir išeiti iš tos padėties, kurioje esi. Taigi, tiek dėliojant savo, turi išlikti labai neutralus, nešališkas, objektyvus, tai tikrai sunku. Tiek dėliojant kažkam kitam, negali persiimti tą nuotaiką. Turi domėtis, turi labai nuoširdžiai, kaip linkėti gero žmogui, bet nespręsti už jį, kas jam geriausia. Kartais būna, jog užduodu klausimą, koks yra geriausias kelias iš šios situacijos, ar per šią sunkią situaciją. Ir krenta tokios tamsios kortos, išdavystės, širdies skausmo, griuvimo, baimės, traumos kortos. Vadinasi, žmogui tai yra naudingiausias, reikalingiausias kelias, reikalingiausia patirtis. Per tai perėjus, jisai galbūt kažkur toliau, kur jau kortomis aš nematau, jisai ras laimę, arba tai reikalinga jo kaip asmenybės tobulėjimui, arba jos siela atėjo į šį gyvenimą gauti būtent tokią patirtį, jam jos kažkokiu tikslu reikia. Pripažinkime, mūsų žemiška sąmonė yra ribota, mes suprantame ne viską, mes nesugebame apriepti to didžiojo paveikslo, suvokti visos tikrosios tiesos iš didžiosios raidės. Todėl kartais reikia tiesiog priimti atsakymą tokį, kokį gauni, ir nereikalauti, kad išdėstymas baigtųsi tobulos laimės kortą. Kartais reikia eiti sunkiuoju keliu, kartais reikia pereiti per nemalonės patirtis. Ir jeigu labai įsijausi į, sakykime, kad ir draugės situaciją ir dėliosi jai kortas ir matysi, kad ten nelabai gerai klostosi, negalėsi būti objektyvus, bus per sunku. Sakykime, galiu prisipažinti, jog esu dėliojusi kortas savo tokiai situacijai, kur labai norėjau, kad vyras gautų darbą, kurio tuo metu siekia. Ir kortos labai aiškiai davė atsakymą, kurio aš nesupratau tuo metu. Vėliau, kai žinojau jau, kaip viskas išsisprendė, kad jisai to darbo negavo, bet jam pasiūlė kitas ten pareigas ir geresnę darbo sutartį, aš negalėjau matyti kortose, nes man trukdė mano išankstinis nusistatymas, mano pačios norai, baimės, lūkesčiai.
Atsakymas buvo aiškus kaip diena, o akis jo nematė. Tai taip jau yra, mūsų smegenys filtruoja informaciją ir priima tik tai, kas derinasi su kita turima informacija. Ir jeigu skaitai kortas iš tokios pozicijos, kad aš žinau, ko aš noriu ir kaip turi būti, koks yra teisingas atsakymas, kaip viskas turi susiklostyti, tai arba tu, jeigu kortos tavo atsakymo nerodo, atrodo, kad nesuprantu kortų, reikia išsidėlioti kitą išdėstymą. Ne, reikia nusimti tos filtrus, tos išankstinius lūkesčius, nuostatas, troškimus, baimės, iš visiškai neutralios pozicijos pažvelgti į kortas ir atsakymą priimti tokį, kokį duos pats pirmas išdėstymas. Jisai visada bus tiksliausias. Tai tokie mitai, pavojai ir rekomendacijos. Galbūt dar paminėsiu, jog viena iš tokių klaidų pradedantiesiems būtų skaityti kortų reikšmės iš knygos būrimo metu. Aš tikiu, jog pasąmonė ištraukia ir paduoda į sąmonę tą reikšmę, kurios reikia. Jeigu atrodys, kad pamiršau viską apie tą kortą, o tiek daug žinojau, tiek daug jos reikšmių, prisimenu tik vieną vienintelę. Tai ir yra ta reikšmė, kurios reikia. Todėl jeigu būrimo metu perskaitysi iš knygos labai daug reikšmių, tu tik susipainiosi. Tau reikia tos teisingos, vienos interpretacijos. Taigi skaitykite knygas, kai studijuojate, bet pasikliaukite tuo vidiniu jausmu ir tiesiog žiūrėkite į kortas tuo metu, kai jau skaitote jas, kai išdėliojate išdėstymą. Nekartokite to paties klausimo. Pirmas klausimas pasako esmę, sekantis klausimai papildomas, galbūt smulkės detalės niuansus įneša, bet tai tarytum sluoksnis ant to pirminio sluoksnio. Sakykime, yra tekstas ir galbūt pirminis tekstas būtų toksai grubus, tik pati esmė. Svarbiausi žodžiai, svarbiausios idėjos, net skyrybos ženklų nėra. Jeigu toliau tęsi darbą, sekantis išdėstymai sudėlios skyrybos ženklus, įneš ten būdvardžių kažkokių tai patikslinančių žodelių, bet juos reikia įdėti į tą pirminį tekstą, į pirminę žinią, kurią gavai iš kortų. O jeigu jį žiūri kaip į kitą išdėstymą ir žiūri, kad kai kurios kortos nesusieina, reikšmės nesusieina, nes labai sunku taip uždėti kaip sluoksnį. Vis tiek matai kaip atskirą išdėstymą ir atrodo, kad šitas išdėstymas rodo, kad viskas bus kitaip, negu matėsi pirmame. Ne, bus taip, kaip buvo pirmame parodyta. Antras tik tais kažkokių detalių papildomų įneša. Netgi patyrusiam tarologui yra pakankamai sunku neįnešti painiavos, naudojant kelis išdėstymus tam pačiam klausimui. Jeigu jau reikia papildomus informacijos, geriau tada smulkiais išdėstymais kažkokius papildomus niuansus atsakyti į papildomus klausimus, bet ne vėl tą pačią visą situaciją žiūrėti. Ir svarbiausia, būtinai, prieš dar dėliojant kortas, prieš imant jas į rankas turi būti pasiruošimas. Tai yra vidinė būsena, situacijos apmąstymas, klausimo tikslus ir aiškus suformulavimas. Čia labai svarbi dalis. Netinkama klausimo formuluotė duos nelabai efektyvų ir naudingą atsakymą. Kuo tinkamesnis klausimas, tuo naudingesnis atsakymas. Tai yra tiesiog lemiamas momentas, taip kad jam verta skirti pakankamai daug laiko. Pusė darbo yra dar prieš išdėliojant kortas. Ir tiesiog sekit vidinę būseną. Nedirbkite su taro, kai tam nesate nusiteikę. Nesvarbu savaitės diena, mėnulio fazė, ten mėnulio paros, šventinė, nešventinė diena. Tarkim, aš nepastebėjau savo praktikoje jokio skirtumo, ar viena ar kita savaitės diena, ar mėnesio. Aš asmeniškai jautriau reaguoju į orų permainas. Lietingą dieną mano darbingumas krenta per pus. Mintis lėčiau juda, sunkiau susikaupti. Tiesiog tenka numatyti, kad tokią dieną aš padarysiu mažiau darbo ir nespausiu savęs ten, neskubėsiu, kad nenukentėtų kokybė. Arba apskritai tokią dieną pailsėsiu,
Kažkas kitas galbūt jautriai reaguos į mėnulio fazes, tiesiog reikia pažinti save. Kiekvienas galim turėti savus kažkokius ciklus, savo ritmą ir reikia jo paisyti, gerbti savo kūno, savo sielos poreikius, neperdegti, nepersistengti su taro kortom, nei su studijom, nei su darbu, nei su bendravimu su klientais ar draugais ateinančiais pasiburti. Jeigu pavargai, viskas pakaks, nes toliau darbas nebebus kokybiškas. Reikia jausti savo ribas ir jų paisyti. Toliau, kaip pasirinkti taro kaladę, kuri bus geriausia, kuri teisinga, kuri stipriausia. Aš laikausi tokios nuostatos, kad studijoms yra geriausia ta, apie kurią yra daugiausiai informacijos, o rimtam darbui, praktikai, patogiausia bus kaladė artima jūsų širdžiai. Mano mylimiausia yra klasikinė Universal White taro kaladė. Ir apskritai visiems studijoms rekomenduoju Rider-Waite'o kaladę arba vieną iš jos artimų kopijų. Pagal šią kaladę parašyta daugiausiai knygų. Daugelis knygų jie yra iliustruotos. Išsamei išnagrinėti jų simboliai aprašyti. Lengviausiai rasite visą jums reikalingą informaciją. Jeigu jinai ne visai artima širdžiai, įsigykite dar vieną jums patinkančią kaladę. Ir jūs jau gerai apsirūpinę. Iš tikrųjų, kaladžių galite turėti kiek širdis geidžia, bet reikia tik vienos. Tiksliau, kai daug dirbi su taro, yra patogu turėti dvi kalades tam, kad vieną kaladę naudotum pilną, o kitos atskirtum tik didžiuosius arkanus. Tada nereikės gaišti laiko, išrenkant jų iš visos kaladės, kai nori dėlioti išdėstymą skirtą tik didiesiems arkanams. Neužkibkite ant kabliuko, jog štai ši kaladė labai stipri, arba ši kaladė ideali verslo klausimams, o šita kaladė tinkamiausia meilės reikalams. Yra kaladžių sukurtų specialiai santykiams, jos iliustruotos romantiškais paveikslėliais, erotiniais paveikslėliais, yra maginės tematikos kortų, tačiau klasikinė kaladė tiks visiems klausimams. Ir nėra taip, kad su kažkuria viena kaladė negalėtum dirbti kitais klausimais. Na, galbūt erotinė kortų kaladė gali nekokį įspūdį padaryti žmogui klausinčiam apie verslo reikalus. Galite likti nesuprasti, kokie čianais paveikslėliai. Bet, kaip sakiau, taro kaladžių yra apie 4,5 tūkstančių rinkoje. Tai didelis pasirinkimas kiekvienam skoniui ir yra tikriausiai kiekviena tema, kiekvienu stiliumi jų nupieštų. Taip kad prie klasikinės kaladės studijom galite pridėti, kas tik tais jums patiks. Ir kiekviena kaladė gali tarnauti visais klausimais. Tie visi pasisakymai, kad šita stipri, šita tam tinka, šita anam, yra asmeninės žmonių nuomonės. Aš galbūt naudoju šitą kaladę šituo tikslu ir man labai taip patogu dirbti, man tai efektyvu, kadangi patinka, tai ir efektyviai dirbu. Nereiškia, kad kitam tai bus taip pat efektyvu, patogu, tinkama, kad būtent toks darbo metodas bus teisingiausias. Kiekvienam savo. Tas pats pasakytina ir apie kortų laikymą, maišymą, dėliojimą. Galite rasti įvairiausių nuomonių, kaip reikia laikyti kortą. Šilkiniai skareliai, mediniai dėžutė, aukščiau širdies lygio ant lentynėlės. Laikykite, kaip jums atrodo patogu, teisinga, praktiška, taip, kad kortos būtų saugios nuo purvo, nuo išsimėtimo, nuo pažeidimo. O dėlioti ant staltiesėlės patogiau, nes jos nesusibraižys. Tai ir viskas. Praktiniai sumetimai, visur pasikliaukime sveikų protų. Nereikia mistifikuoti darbo įrankio. Taip, mes gerbėme įrankį, mes jį prižiūrime, mes juo rūpinamės, kad jisai mums ilgai ir gerai tarnautų, bet mes jo nemistifikuojame ir nesudieviname. Nepriskiriame jam kažkokio tai proto, jėgos, kortų reikšmės, kortų, sakykime, archetipai yra ne kortoje, o mumyse.
Tai svarbiausia yra mūsų reakcija, mūsų žinios, o ne pats paveikslėlis, pats popierėlis. Išmėginkite kokius tik norite kortų maišymo, dėliojimo, nukelimo, nenukelimo, viena ar kita ranka būdus ir apsistokite ties to, kuris jums bus patogesnis. Gal norėsite įspūdingo, prašmatnaus ritualo, kad tiesiog klientai aiktelėtų. O gal norėsite viską labai pragmatiškai, paprastai, greitai, galite laisvai rinktis. Ir kaip išmokti kortų reikšmes, nekalant atmintinai, kad nereikėtų stirtos knygų. Atkreipsiu dėmesį, jog taro kortos buvo sukurtos 14 amžiaus pabaigoje, 15 pradžioje, kai didžioji dalis žmonių buvo beraščiai. Todėl svarbiausia yra kortos paveikslėlis. Norint pažinti kortą, reikia ją žiūrėti. O, kokia radikali mintis. Tiesiog žiūrėkite į kortą, įsijauskite į ją, pasinerkite. Matote pasaulio kortoje šokančią moterį, išgirskite muziką. Matote taurių 10 apsikabinusi vyrą ir moterį, pajuskite, ką reiškia būti šitaip apkabintai. Ką reiškia stovėti po tokią vaivorykštę gražią. Girdėti šalia besijuokiančių vaikų balsą. Įsijauskite į kortą, patirkite ją. Tai bus pirmas jūsų ir teisingiausias žingsnis siekiant ją pažinti. Toliau pažinkite kortą per savo pačių gyvenimą. Geriausia praktika yra dienos kortos traukimas. Iš ryto išsitraukite dienos kortą su klausimu arba be. Galite klausti, su kokia nuostata aš efektyviausiai išnaudosiu visą šios dienos galimybės. Su kokia nuostata ir kokia vidinė būsena aš geriausiai pasirodysiu susirinkime. Arba kaip man pasiekti kažkokio tai tikslo. Arba kas manęs laukia tokio ir tokioje situacijoje, ko man tikėtis. Ir tą dieną ieškokite kortos atitikmių, taip lyg ieškotumėte mašinos raktelių, kai vėluojate į darbą. Išieškokite, stebėkite žmonės, stebėkite aplinką, klausykitės, ką išgirsite per radiją važiuodami į darbą. Išieškokite, suraskite tą kortą aplinkiniuose situacijose, savyje, savo mintyse ir užsirašykite savo pastebėjimus į taro kortų žurnalą, studijų žurnalą. Ir į jį nenusirašinėkite reikšmių iš kitų knygų, šaltinių, rašykite savo pačių pastebėjimus, jums kilusias mintis, interpretacijas. Ir paskutinis patarimas, tikriausiai svarbiausias. Pamirškite apverstas kortas ir didesnius nei 3 kortų išdėstymus, kol neįvaldysite labai svarbaus reikalingo gebėjimo atsakyti į bet kokį konkretų siaurą klausimą, naudojantis tik vieną kortą. Tada mokykite sujungti į bendrą reikšmę 2 kortas. Ir kai jau papasakosite istoriją iš 3 kortų, jūs jau meistras. Ir tik tuomet imkite sudėtingesnių technikų, nereikia su jomis skubėti, jos tik įneš painiavos. Tikiuosi, šie patarimai padės palengvinti jūsų pradžią su taro kortomis ir galbūt išsklaidžiau kažkurias baimės, abejonės, tikiuosi suteikiau jums įkvėpimo. O kas seko toliau, kviečiu užeiti į savo svetainę taroskopai.lt, tenais rasite seriją nemokamų taro kortų pamokėlių. Tai bus puikia pradžia pradedantiesiems, o tiem, kas jau tikrai įsitikinę, kad taro kortos tai jų kelias ir nori pažinti jas giliau, kviečiu į savo internetu vedamus kursus. Visa medžiaga bus parengta raštu, o bendravimas ir praktika per studijų forumą. Tai yra labai patogus bendravimo būdas, nes leidžia mokytis bet kuriuo metu iš bet kurio pasaulio kampelio, nesiderinant laiko. Ir kaupėsi visa informacija, visa praktika, visos diskusijos, tad forume rasite gausybę pavyzdžių, gausybę klausimų, atsakymų, diskusijų. Ir ilgam laikui pakaks tos informacijos patenkinti alkiui, troškimui pažinti kortas, pažinti per kortas save, gyvenimą ir pasaulį.
Dėkuoju, kad buvote su manimi. Tikiuosi, ši informacija jums bus naudinga. Lauksiu komentarų, patarimų, klausimų ateičiai. Ir tikiuosi, su jumis dar susitiksiu svetainėje ar asmeniškai. Viso geriausio.